Nu, šiandien esam Forest of Dean. Irgi labai lengvi trailai. Pravažiuosim, kaip ir Kenake važiavom, visus trailus iš kairės į dešinę šiandien. Pradedam nuo lengviausio Blue trailo. Labai flow, greitas, lengvas. Žiauriai smagus. Šiandien trečiadienį žmonių mažai, niekas netrukdo, nemaišo. Mes niekam nemaišom. Jau jaučiu, kad mano šalmas neužrištas, neužsektas. Nieko visos. Ganėtinai varginantis reilas. Jo šalmas neužsektas. Sustojam užsisekt šalmą. Užsisegam šalmą, kad nebarškėtų. Ir važiuojam toliau. Trailas yra 2 dalių. Pirmą pravažiavom, važiuojam antrą. Taip. Labai lengva yra šitam traile užsilėkti per greitai, o geriau nedaryti, nes galima nesunkiai tokį greičių išlėkti iš trailo. Štai stabdžių kontrolą visada. Чуть нeišlėkiau gatę. Pirmas trailas baigtas. Varom aukštyn, žiūrim, kas toliau laukia. Antram trailui yra corkscrew. Jau juodas dabar. Raudoną praleidom, padarysim vėliau. Varom iš eilės. Iš kairės į dešinę. Nieko nepraleidė, nedami. O, kokie. Čia jaučiasi, kad juodas. Techniškas iš karto. Šaknis. Dropukai. Spėju, kad į downhillą tai atvažiuosim. Jo. Dvigubi dropai. Corkscrew toliau. O, čia buvo labai sudėtingas dropas su šaknim tiesiai ant nusileidimo, ant kurios ir pasigavau. Bet čia irgi nebuvo labai smagu. Čia reikia žinoti lainus,
kad nepaliesti tų šaknų. O kadangi aš nežinau, tai jau važiuojam kaip mokam. Kažkiek mokam, kažkiek ne. O, čia vėl. Uždaryta, neuždaryta? Neuždaryta, nu. Biškai sustojam. Šitas labai varginantis tom šaknim. Įtemptas toksai. Ant tų šaknų pasigavau jau kokius 4 kartus, sakyčiau. Čia. Prasme, kad nekritau, nereiškia, kad buvo lengva. Kokia košė. Trečiam trailui darom GBU jump line. Čia toksai. Realiai visko čia yra. Bet nesu tikras, ar jisai man tiks šiandien. Kol kas viską sukeisinau. Nu, važiuojam. Pravažiuosim paskui dar kartą. Sustabdom. Čia sustojam pasižiūrėti. Nieko baisaus. Čia gan toks didelis srautas. Košiai. Žodžiu, pravažiuojam dabar GBU vieną kartą. Pasižiūrim kas kaip. Ir tada pravažiuosim sekcijom. Pasibandyti gražiau pravažiuoti. Ir tą pabaigai gal tokį jau. Pabaigai tokį pilną pravažiavimą. Oi, štai sunkus praklėrinti. Viskas sukeisinu. Nu į jumpus, kurių niekada nesudaręs. Tai pradžiai pasižiūrim, kaip jie atrodo. GBU jump apžvalga. Prasideda su tokiu step downu gapu. Tada tablas. Tada čia jau gapas. Čia jau čia galima leistis ant viršaus. Road gapas. Šitą galima leistis tik į landingą. Ir sekantis yra didelis tablas. Jo, viskas. Tai realiai tai vienas gapas, su kuriuo reikia susidraugauti. Šitas labai didelis. O šitas dičkis.
Daug lengviau negu tikėjausi. Nu, jeigu turėčiau kas užtrauktų mane ant šitų džampų, būtų tikrai lengviau. Na, pabandau. Dabar 3. Nebuvo labai prastai. Biški skėčiai, bet... Na, dabar pabandom drąsiai iš karto atvaryti ir padaryti iki pat Road Gap'o. Net ir patį Road Gap'ą. Nu, Road Gap'ą ir stojam. Nu, dar reikia padirbėti. Road Gap'ą keisti. Nu, dabar Road Gap'ą biškį gražiau pravaro. Nu, truputį geriau, bet dar trūksta. Važiuojam ieškoti, kas užtemtų. Pažaidėm truputį ant GPU jump line'o, kurio nei perku ir neturiu skillsų padaryti, bet padarysim šiandien kažkaip. Važiuojam toliau į viršų, daryti tai, kad važiavom čia, pravažiuoti visus trailus, parodyti tiem, kurie nevažiavę. Testing, kamera testing. Testinam kamerą. Raudonas trailas, cister. Tai smagus raudonas. Sėdynę galima pasikelti. Truputį kalną, manau. O, va, skyrą. Paskui darysim skyrą. Tas geras. O, stabdžiai truputį pavargė. Pajutau. Bet raudonam trailė daug stabdžių nereikia. Palaiduoju ir važiuoju. Rogardelai. Kokie. Vis dėlto reikia stabdžių ir raudonam trailė. Nepravažiavau. Trikolistas į medžius. Miškiai čia pasimetęs, kur važiuoti. Šių įdomių trailų.
Šitie džambai pasirodo. Tai kaip jie šitą peršokti? Nuo smūgiai medį rankas sutraukė. Visi pirštai surakinti. Na, kaip smagu. Pizda. Nesikeikiant. Visi pirštai mėšlungės sutraukti. Pakartojam. Iškart geriau. Greičio, greičio. Ir nebėra greičio. Jau kai jau pameti greitį viskas būna. Dabar kur tie kiti trailai? Va, kur tie kiti trailai. Radom dabar. Baisiai traukia pirštus. Baisiai. Ką padarysi? Patrauksiu praeis. Arba nepraeis. Tai ką, važiuojam nuo pirmo. Kauką. Labai gavosi slow pasakysi, nežinau kaip jį atvažiuoti. Na, kokia ekstremas, sako. Rider? Thank you. Čia tas, man atrodo, kad su tokiu dideliu dropu yra. Jo. Nu, išbandysim amortikus. Kurva, kaip skaudžiai. Eik tu, nahu. Ir praeitą kartą buvo tas pats. Atsimučiau šiurną. Oi, blėt. Dabar trasos prasideda iš kitos vietos. Truputį arčiau neužkilusios salai. Suma. Endo. Pažiūrim, kodėl endo. Ar kad endura, ar kad pabaiga čia tavo. Sužinosim. Geriau tavo enduro būna. Ir dėl linijų pasirinkimo. Va, štai. Norėjau pasakyti, visiškai nežinau linijų, nes šitų trailų nesuvažiavęs. Šį yra mano pirmas kartas. Ir du variantai, o pataikiau tarp tų variantų per šaknį. Ir baigėsi
Puikiai matot kaip. Taigi šaknis nėra gerai, jeigu nežinai, kaip jų išvengti. Nu ką, įsibėgėjom vėl. Čia įdomios linijas. Spėju, kad aš neoficialiai pravažiavau. Bermai labai faini. Atrodo, kad vis džumpus turėtų pareiti, bet košė prasideda. Nu, wow! Žiauriai faini bermai. Ne tas žodis buvo. Tai faina. Wow. O dabar trailas su labai nefainu pavadinimu. Mr. Rūti. Labai tikiuosi, kad čia bajeris. Nes jeigu jisai bus tiek daug šaknų, tai jau esu atsipurtęs biškį. Nesinori, bet kol kas tai atrodo kaip bajeris, nes iš kažkur nėra. Bet spėju, kad to jau pasirodys. Kur esi čia? Ateik čia. Nu, o jau prasideda. Prikolai. Tokios durnuose vietose. Šaknis. Oha! Per šaknis visą laiką reikia tuo momentu, kai ateini, atleisti stabdžius, niekada nestabdyti. Stabdys visą laiką čiuoši šoną. Bet atleidžiant labai gerai. Čia ir pabaigsim tave. Pabaiga jau ten važiuota. Nebuvo labai baisus. Nu, turėtų eiti. GBU jump linas. Pažiūrėjau. Blet, kaip tas rodgapas man eina. Ką GBU jump linai. Tramplinai lietuviškai būtų. Žodžiu, nestabdyti ir nereikia per greitą varyti. Šis bus skėčiai. Kartą pabandom GBU jumpus, tramplinus lietuviškai. Tai kai gerumo. Liat. Jėga, labai smagu. Žiauriai fainai. Paskutinį nepradarėm, bet tai čia ne problema. Labai smagu. Nu, kol nesutemo ir kamera neįskrovė, pravažiuojam skyrant. Čia šitas yra, jaučiu, toks pagrindinis ir geriausias gal trailas Forestodinė
rimtas downhillas, daug šaknų, status. Tik štai gerą, turėjau krešą jame, labai gerą. Toks laukinis šitas trailas, čia tikrai nepradedantiesiam, nevažiuoti čia pasižiūrėti. Labai rough, labai dropai, va tokie akliai iš niekur per šaknis slidus. Nu va. Nu va, pasakiau, kad nieko neužsigavau, viskas gerai, tik įstrigau po dviračio. O čia buvo, nes slystelėjau, šoktelėjau per kelmą, paskui kažkokius pagalius ir va, taip, istorija rutuliuojasi ir dažniausiai užsibaigė griovį. Šitas kartas gerai baigėsi, nestipriai. Kadangi kamera baigė išsikrauti, tai pakartosiu tik tą vietą, kur nusiverčiau. Nekartosiu visą trailą. Čia atvažiavau, va, ir tas kelmas savo kelyje. Tai pasitaikė, buvau per lėtas į kažką su juo daryti. Tai važiavau per jį. Nu, būna pasitaiko. Tai čia kaip ir paskutinis trailas šiandien. Kamera išsikrovus, pats pavargęs, dar trailų yra, bet važiuoju, padarysiu GBU truputį, gal pusę trailo, jeigu dar kamera filmuosiu, ir baigsiu šią dieną. Nu, kol dar nesutemo ir kol kamera kažkiek filmuoja, dar reikia padarysim didžiausius dalykus, pasimėgausim truputį. Tai čia GBU visi dropai, o šitą giliai nėriau. Visim paskutinę sekciją ir jumpus dar. Kol kamera filmuoja, o paskui jau, nežinau, pasimėgausim kažką, o čia jau beveik tamsu. Kilku šansų. Pristabdom. Šansų klirint nėra. Nu ir iš karto į jumpus, jeigu dar bus įminti. Būtų gerai pailsėti. Ką čia? Nu, ir darom gražiai, tvarkingai. O, labai gražiai. Labai gerai. Nu, tiesą sakant, kaip ir pabaiga. Labai smagiai pasivažinėjau. Viską, ką norėjau, užtikinau, padariau. Jumpus prašokinėjau. Labai patenkintas. Atvarom, atsigeriam kavos, užvalgom ir gal dar vieną trailą pravažiuosim. Ir bus labai. Nu, gražuolė, ką tu?